emocijų be galo daug buvo. Kamo, būtas! Ai ne, dabar. Ir užmeta, žinai. Jeigu aš atsukinėsiu vairą, tada kada jisai sako, kad aš nusirašysiu į va tos baltus atboinikus. Milžiniškos koncentracijos reikia. Dalyviai privalo įveikti kaip minimum 20 valandų simuliatoriai. Ir niekas nepasidaro per 1 valandą, reikia įdėti daug darbo. Tokia drąsa, ne veltui ją vadina Green Hell. Ir taip ir yra. Labą dieną, visi ekipažai jau vietoje. Mes atvykome į pažadėtąją žemę. Ko aš noriu iš tos patirties, tai be jokios abejonės pamatyti trasą, pajausti automobilį ir išmokti kokią 1-2 gerą pamoką iš gusto, konkrečiai, kas liečia sportinio automobilio dinamiką grinai sportinėje trasoje. Ir viskas. Tai jeigu aš šitą pasimsiu, o manau, kad šitą 100% pasimsiu rytoj, tai aš jau būsiu absoliučiai laimingas. Man nereikia nei laiko, man nereikia nei greičio kažkokio, man reikia, aišku, nesudužyti mašinos, čia būtų labai labai gerai. Nemažai iš tikrųjų laiko praleidau ant simuliatoriaus, aš ne kaip Rolka ir ne Paulius, biški daugiau. Man patiko tiesiog sėdėti, grindint, tą laiką gerint po sekundę nusimt, po dar vieną. Tai iš tikrųjų porą savaičių, po 4 valandas į dieną taip ateidavau ir nuoširdžiai sėdėdavau ir kažkaip vargo nematydavau. Išmokau trasą ir kažkaip gerai jaučiuosi. Žinai kaip, jautiesi lyg būtum kažkokiam tai filme. Toksai dalykas retai sutinkamas yra, pavadinkim taip, civiliniam gyvenime. Tai jaučiuosi, žinai, kaip pamatęs tokį dalyką, ko nepamatysi, net ir labai norėdamas, pavyzdžiui. Čia, manau, labai ekskliuzyvus pasiūlymas aplankyti, žinai, teatro užkulisius, pavadinkim taip. Tai mes rytoj važiuosim iš vieno iš tų 12 ar 13 automobilių, kiek jis turi, 13 man atrodo. Tai, o pamatyti visus tuos ir išgirsti istoriją gyvai, viskas, nuo ko prasidėjo prieš 18 metų, man buvo iš tikrųjų labai toks didelis įkvėpimas, pavadinkim taip. Bet jeigu jau pagauni tą cinkelį, kas čia ir kaip, jo, lieka. Nes kaip sako, jeigu išmoksi važiuoti su Porsche, tai mokysi visom kitom mašinom. Aš norėčiau atrasti tiek aistros apskritai kažkokiam dalykui, kiek aistros automobiliams, ir šiuo atveju konkrečiai Porsche'am turbūt, atranda Dima. Čia, manau, čia lengviausia, čia mažiausiai, ką galiu pasakyti, aš norėčiau atrasti tiek aistros kažkokiame hobyje, kažkokiame dalyke, kažkame, kiek jo akis tiesiog dega, kai jis pasakoja tas istorijas. Pradžiai įsivaizdavau, iš Instagramo postų, tu matai, kad ten yra automobiliai, yra kažkokia atmosfera, bet kai atvažiavau, toks aplankė, atrodo, jog išsipildė kažkokia vaikystės svajonė. Vieną kartą ir visiems laikams, visi, kas žiūri šitą dabar dalyką, išmokit pasitikti žmonės. Raudonas kilimas, didelė plazmucha, taip? Ir 3, 2, 1, pabam! Yra smagu vis tiek užeiti į tuos muziejus, pamatyti automobilių, kurių turbūt saugu sakyti niekada nematysi gatvėje, prie kurių arti neprieisi, nepažiūrėsi. Vis tiek yra toks pojūtis, kad, žinai, net ne dėl kainos, bet toks, kad tie automobiliai vis tiek, jos supa kažkokią tai istoriją, jos supa kažkokią tai aurą. Ir tu prie jų būdamas, tu tai supranti. Ta, kad tu matai internete, iš tikrųjų yra čia, prieš tave gyva dabar, žinai, ir kur automobilis, kuris ten pravažiavęs 7000 tik tai kilometrų, kainuoja 1 milijoną, žinai, eurų, stovi prieš tave. Tiesiog kaip parodinis kažkieno automobilis, ne cecho, ne koncerno, ne dar kažkur, tai kažkokio asmens. Visą laiką labai tave taip įžemina ir padeda truputėlį gal pasitemti ir labiau pasvajoti, kad supranti, kad ribų jokių nėra tavo svajonėms.
Nu, rekomenduoju. Visi įmanomų jausmai. Baimė, juokas, netikėtumas, greičio labai daug. Visus lenkiam, belenkas darėsi iš tikrųjų. Negaliu patikėti, kad Gusta mega pro esi bičas. Tai yra kažkoks stebuklas čia su juo važiuoti. Aš esu šokė, išsigandęs, bet žiauriai laimingas. Jung ketvirtą, toliau gazuok. Aš tau pasakysiu, kad stabdyt. Gazo. Tiesiog mink. Ten, sausa. Bet, paspaustu tą. Čia taip, aš lysk į vidų. Lysk, krisk, maldėt, good. Ta prasme, tas Porsche'as, jisai ima asfaltą į save, jisai yra taip smarkiai prisispaudęs prie dangos, jisai taip gerai valdosi, tu taip gerai jauti kiekvieną pasukimą ir aišku, tada yra be galo geras instruktorius ir šturmanas Gustas. Aš kaip pravažiavau šitą važiavimą, tai aš sakiau, va, prašau, va, toks, taip kaip dabar važiavam, tai duokit man, prašau, tokių dar 20. Iš eilės. Labai norėčiau, labai patiko. Va dabar aš drebu iš to tokio tikrai, taip sakant, excitemento ir jaudulio, ir teigiamo jaudulio. Čia kaip gerai buvo. Kaip šitas patiko. Pagaliau. Šitas tai patiko važiavimą. Bėgiai manualas, viską žinai. Suk, po truputį gazas, ten mink kairėn. Trečias. Stipriau biškį turėtum stabdytis, kai sakau stipriai, per anksti gazas, ramiai, lėčiau. Po truputį ir pilnas. Let's go! Ne, nepraleis. Gerai. Ir stabtais į karuselę žemyn. Neri, nerk jau dabar. Visi tie filmai Gran Turismo, kai bičiukas žaisdamas namie prie kompiuterio išeina į tikrą trasą, laimė ten lenktynės, yra visiškai true. Aš tik pats norėjau tuo įsitikinti, pamatęs tą filmą, ar iš tikrųjų taip yra. Ir žiūrėk, po metų laiko aš įsitikinu. Tai, nerealus jausmas. Gustas, wow, mokytojas iš didžiosios raidės. Kiekvieną pasukiuką dabar jauti ir be jo, aišku, būtų žymiai sunkiau, bet tos pamokos atsiperka, ką tu važiavai. Per simuliatorius atsiperka čia tą kaifą pajausti. Vienas geriausių dalykų gyvenime. Žinai, aš iš Paryžiaus su dvirka grįžęs į Vilnių. Verkiau, čia neverkiu, bet širdį ir širpuliukai ant kūno rodo tą patį jausmą. Dugna. Pedal to the metal. Biški gazo. Op, iššokį. Maldėt, šaunuolis, good. Ne, čia kosmosas. Turiu omenyje, stovi ant kelio, okei. Viskas, žinai, viskas kaip simuliatorių išskyrus patį faktą. Garsas eina, ta prasme, tu jauti jie visus. Tu jauti, kad tau pavyksta. Tai čia jau yra... Eik, savo. Sakau, neturiu žodžių. Tiesiog neturiu žodžių. Simreiseris pravažia. Ne, čia... Maldėt. Eik tu savo. What the fuck? Eik tu savo. Ten važiuojant 30, kaip ir tada. Aš tokį džiaugsmą niekada nejaučiau, man atrodo. Man atrodo, aš niekada nejaučiau.